Tai turbūt galiu pasisveikinti su visais. Tai sveiki visi, malonu, kad matau čia jūs ir noriu pasidalinti tokią temą, kurią su festivalio organizatoriais sutarėm, kad galbūt kažkam galėtų būti įdomi. Tai yra rasta fotografija. Aš pati esu Aurelija Maknytė, trumpai prisistatysiu. Irgi šita tema man yra artima, tai yra rastas daiktas, kaip rastas kažkieno padarytas kūrinys arba tiesiog sukurtas kažkoks daikčiukas ar vaizdukas gali tapti kažkokio visiškai naujo kūrinio dalimi. Man tai yra tikrai labai įdomu, todėl tą temą domiuosi, renku visokius savo įdomius autorius ir pasidžiaugiau ir čia šitoj parodoje keletą tokių darbų, ready-made'inių irgi radusi. Tai čia atsinešiau, trumpai pristatysiu porą knygelių dabar, tai čia, kur ekrane esu įdėjus tokį dvitomį, gyvai čia esantis, galit pasivartyti, Koliažo amžius, toks tikrai puikus rinkinys autorių, kurie dirba koliažo tema, fotokoliažo tema, bet nebūtinai tai yra vien rastų fotografijų naudojami vaizdai, bet dominuoja tokie. Tai ten tokių ir šiuolaikinių, ir senų laikų autorių yra, kurie savo kūrybą pristato labai įvairiai. Ten vieni labiau konceptualūs, kiti tiesiog kaip gražiai dekoratyvūs arba linksmi darbai. Tai kai kuriuos autorius aš radau būtent toje knygoje, kai kurie jau yra tokie pakankamai meno istorijoje žinomi, kad ne tik albumuose yra matomi. Tai nežinau iš tiesų jūsų kaip klausytojų, kaip čia nepasirašymo, bet žinojimo pačios meno istorijos, tai tiesiog kažkam galbūt bus, atsiprašau, jeigu bus labai girdėta, matyta ir žinoma, bet man visat malonu prisiminti Marcelį Duchamp, kurį galim laikyti apskritai vienu pirmųjų autorių į meną, į kūrybos procesą įtraukusių gatavą rastą daiktą, tai yra ready-made, taip vadinama. Ir čia jo garsusis fontanas, tai yra vyriškas klosetas, pisuaras, kuris laikomas pirmuoju tokiu neperdirbtų tikrų daiktų, kuris pakliuvo į galeriją kaip meno kūrinys, sukėlė daug diskusijų, o paskutiniu metu sukėlė dar daugiau diskusijų, kadangi paaiškėjo, kad čia visai ne Duchampo darbas, o tokia jo draugė Elza, tokia grafienė Elza von Freitag Lorenhoven iš tikrųjų pametėjo tą idėją ir dabar visą tą meno istoriją po truputėlį aktualijų taškus bando susidėlioti kitus rakursus. Tai čia toks truputėlį lyrinis nukrypimas, bet manau, kad jį būtina paminėti. Dar įdomus šitas darbas tuo, kad originalo kaip ir nėra išlikę, tai yra tai, ką matom kaip Marcelio Duchamp'o ready-made'inį kūrinį, yra išlikę meno istorijoje kaip žymaus fotografo Alfredo Stiglico fotografija, kurią matot kairiai. Ir pagal tą fotografiją Marcelis Duchamp'as atkuria, tai yra, galima sakyti, pagamina repliką, jau tokį kaip savo seno kūrinio kopiją. Taigi, tai Marcelis Duchamp'as, jis, aišku, žinomas ir iš kitų darbų ir čia kaip toks pirmasis daugiausia naudojęs tą strategiją. Pats, reiškia, Marcelis Duchamp'as, mąstydamas apie tai, kokį poveikį mums daro vienas ar kitas meno kūrinys, jis pats beje tapytojas labai įdomus yra, bet vis labiau nuo tapybos toldamas apmąsto, kad tapyba ar ten kažkokie tokie kūriniai, kurie yra labai vizualūs, juos vadina tiesiog retinaliniu menu ir kūrė tuos savo ready-made'us kaip tokius objektus, kurie yra kaip priešnuodis, jis pats vadina, tai kaip priešnuodis retinaliniui menui, tai yra atsiranda toks noras kurti ne akims, o galvai, jeigu taip galima pasakyti. Bet grįžtant prie pačios ready-made'inės strategijos, tai skirstyti galima, aišku, labai įvairiai. Mes galim naudoti gryną paveikslėlį, nieko jame nepakeisdami, arba
pakeisdami kažką, pridėdami, perkurdami, tai yra assisted ready-made'nis ir unaltered, tai yra grynas nepakeistas objektas. Tai čia kaip pavyzdys Marselio Dušano dviračio ratas žymusis, jis 13 metais pagamintas, bet nėra tais metais eksponuotas. Bet dešiniai pusėje jau pereinu prie fotografijos kaip rasto daikto, kadangi matom čia, atrodo mums, kad matom tapybos darbą, bet iš tiesų reikia turėti omeny, kad tai yra fotografo be abejo reprodukuotas tapybos darbas, perfotografuotas, paverstas tiražuojamų objektų, tai yra atvirukų arba plakatų, kurį mes galim nusipirkti kiekvienam turbūt kioskelyje, meno kažkokiam kampelyje. Tai Marselis Dušanas pasiima tą žymųjį portretą, nupaišo ten tai merginai ūselius, barzdelę ir apačioj ten prirašo tokių nelabai švankių keiksmažodžių. Toksai savotiškas, galim vadinti tai kažkokiu ir pasityčiojimu, ir patyčia, ar tiesiog tokiu vizualiu anekdotu. O jau šiais laikais, kadangi ready-made'as tokia kaip Dušano strategija gyva, įdomi, žinoma, Big tokia tušinukų firma turbūt žymi, ne tik tušinukų, bet žymi tokia firma, kurios geltonuosius tušinukus puikiai žinom, pasiima Marselio Dušano tą apipaišytą paveikslėlį, su tušinuku reklamistai, reklamos kūrėjai sugalvoja irgi papaišo, čia nežinau ar gerai matosi, šiek tiek matosi, papaišo ūsiukus ir barzdelę irgi ir apačioj parašo užrašas, čia šalia Big logotipo skelbia, kad kiekvienas gali būti tapti menininku. Tai žodžiu, užtenka turėti tušinuko ir kažkokią tai mintį. Čia tiesiog pradžioj man norėjosi padaryti tokį reveransą tiem pirmiesiems autoriams, kurie kažką tai, žodžiu, meno ir kūrybos istorijoje kažką pakratė, išjudino ir privertė ir žiūrovą, ir kūrėją pamastyti kitaip. Tai čia duoklę norėčiau atiduoti irgi mano mylimam, gerbiamam Jozefui Košutui, susijusiam su konceptualizmu meno istorijoje. Ir žymėsios jo 1 ir 3 kėdės. Čia jau 65 metai, gerokai toliau nuo Dušano. Ir čia tarsi mes ir nematom kažkokios ready-made'nės ar rastos fotografijos, bet vis tiek čia jau galim pamastyti apie objekto kūrinio tikrumą, apie galėjimą kurti dublikuojant, tiražuojant arba tiesiog apmastant, kas tai yra. Tai čia matom tikrą kėdę stovinčią, čia įvairiuose muziejuose vis kitokios kėdės galėjo stovėti, mėgstama Košuto tokia strategija. Tiesiog kažkokį tai daiktą taip į triadą sukelt. Tai tikra kėdė, nufotografuota ta pati kėdė ir iš enciklopedijos paimtas užrašas ant dešiniai viršui kampelyje, kuris pasakoja mums, kasgi yra kėdė. Tai čia žiūrovui svarbu susimastyti vis dėlto, kiek čia kėdžių, ar 1 ar 3 kėdės. Man pačiai tai įdomiausias vis dėlto Košuto rečiau rodomas kūrinys, kurį jis sukūrė tuo pačiu principu ir jis vadinasi 1 ir 3 fotografijos. Tai yra jisai fotografiją pakabina tikrą, fotografiją perfotografuoja ir pakabina fotografiją fotografijoje ir dar vėlgi iš enciklopedijos nufotografuoja enciklopedinį aprašą, kasgi yra fotografija. Ir tai vadinasi 1 ir 3 fotografijos, aišku, jeigu esat kokioj galerinėje erdvėje ir visą tai matom. Bet mes dabar matom 1 ir 4 turbūt fotografijas, nes visą tai jūs dabar matote dar vienam vaizde, kurį kažkas sudokumentavo ir dėl to mes galime matyti. Tai čia tokį šalia Dušano aš kažkaip jį matau kaip gražų tokį kompanioną. Ir Džonas Baldesaris, autorius, kuris dirba labai įvairiose srityse, čia vis žada, kad nekurs kažkokio nuobodaus meno ir įkvėpia to savo pamastymų daug kitų autorių. Ir jau čia galim matyti tokią strategiją, kur jau atsiranda aktyviai fotografija, kurią jis perkuria, kažką prideda, kažką to nori pasakyti, papasakot.
kaip čia šiuo atveju klijuoja spalvotus prekių kainų burbuliukų lipdukus ant galvų ir ne tik ant galvų. Ir čia jau perduočiau žodį video gabalėliui. Kelis autorius tiesiog parinkau, kur įdomu pasižiūrėti, kaip jie patys pasakoja arba kažkas kitas apie juos pasakoja. Tai Baldesario čia išgirsim 3 minučių pasakojimą, kodėl jisai taip daro ir ką jis tuo nori parodyti. Tai aš ten pažymėjau nuo 7 minutės berods toj sekundėlę. Then I began to use movie stills and I began to collect them, to file them in different categories. And the most noticeable one would be people with guns. And very seldom would I use the complete image. Sometimes of an 8x10, I might use maybe just 1 square inch. When I find a still, I indicate it with a red crayon how I want it cropped. And then, because I've been working rather large scale, they're copied on an 8x10 copy camera, so I get a very large negative. They're individual prints made on adhered to board, mezzanine board, and then they're simply stacked one atop another and put in a frame. I think why I use movies and TV is that's probably a more real world to most people than the real world. It's more familiar. Then I got to a point where I had these photographs not from the movies, but mixed in movie stills of photographs from the newspaper, not from international news, but usually local news, like the mayor, the police chief, what have you, shaking hands with a dignitary. And I always hated those photographs. And I guess that's what the photographer says now, shake hands and smile. And I had these little round stickers that you use in stores and prices. I began to put them on top of the face. Then once I had these figures with their faces obliterated, I could begin to use them like players or actors in a stage play or a movie. Well, in this particular peace agreement, there was a kind of symmetry about it. There's somebody looking frontal. There's a person on either side, almost like bookends, holding the center section out. I get the handshake aligned with the head here, and that I'm getting pairs of colors like red and green that are opposites, triads, red, yellow, blue. In the history of art, especially contemporary art, that's a fundamental color sequence. One of the things that I discovered when I moved from painting to photography was that photographers had to deal with given formats, 8x10, 11x14, and the viewfinders in the cameras are, adjusted to that or vice versa. So recently that's kind of come back into my work, and I'm exploring panoramic cameras where you get a very long format. But again, I have this perverse streak in me, so where they're basically made to do landscapes, I would just turn it so it was used vertically, so I could escape this conventional kind of height-width relationship.
Since I gave up painting, I've always collided things, 2 images, 3 images, like a writer would bring 2 words together. And if you get the 2 right words, then you have some magic that happens. Usually, I'm looking for images that is unsettling, that it deals with the unpredictability of life. I like the vulnerability and the chanciness of life, but like to present the idea of stability and instability in the same context. Things happen that we don't like to happen, that the world isn't a calm place. And, I like to think that the world could open up under my feet any moment. It just, for the moment, it's not doing that. Aišku, man dar toks įdomus momentas, kad sužinom, kad tokie prekių kainų lipdukai yra, ar ne, pas mus jie kitokie ir realiai, nežinant to Baldasario pasakojimo, ką jis čia daro, mums turbūt ir susikūrė kitoks vaizdas. Tai žinant, kad čia yra mūsų nelietuviški tokie prekių kainų lipdukai, tas toks įdomus toks nukainavimo kaip čia pasakyti, ne tai, kad neįkainojimas, bet jokios kainos, jokios vertės neturintis dalykai įvardyjami būtent tokiu būdu. Ir dabar jau tada grįžčiau vėl 20 amžiaus pradžią, paminėjus tos 3 svarbius, mano manimu, žmonės būtent rastos fotografijos naudojimo srity. Turim Hannah Hoch, kažkaip čia pavardės neišsidėjau, įsidėjau tik tai Lady Dada. Čia Lady Dada yra tas karpinys, koliažas iš fotografijų. Tai Hannah Hoch čia sietume su 20 amžiaus pradžios judėjimu. Dadaistai, labai įdomus laikmetis, suformavęs menininkus kaip tokius labai aktyvius naudotojus masinės tokios produkcijos, laikraščiai, žurnalai, užrašai, tekstai, plakatiškumas, visko labai daug ir labai tiršta. Įvardyjama šita srovė, jeigu taip ją galima pavadinti, kaip tokį menininkų atsaką į Pirmo pasaulinio karo baisumus, bet jų kūryboje galima ten visko pamatyti. Tame tarpe, aišku, ir visokiausių baisumų iliustracijų. Tai Hannah Hoch, jinai pati tokia žinoma kaip viena iš pionierių fotokoliažo, tai yra būtent rastų fotografijų naudojimo ir jų priklijavimo, perklijavimo srity, bet jinai žinoma ir kaip ir feministinio meno atstovė, kuri bando savo tais koliažiniais vaizdais papasakoti, iškelt kažkokius tai aktualius klausimus. Tai čia matom keletą tokių portretų, čia žmogus pusiau beždžionės veidų, bet nuolat gilinasi ir į moters buvimą tuometiniai visuomeniai. Čia istorikai daugiau galėtų papasakoti apie Veimaro Respublikos visokius tokius niuansus, kai kuriuos Hannah Hoch ir kritikuoja savo darbais. Tai yra, kairiai pusėje matom čia nuostabią mergaitę 20 metų, kur ta mergaitė sukonstruota kaip beveidė būtybė, pilna ten kažkokių automobilio detalių, BMW logotipų ir panašiai. Ir tokiu būdu vaizdais kažką bando papasakoti. Tai dar keletas jos vaizdų, beje, dešinysis skaitosi toksai labiau galbūt būtų kritiškas, tai čia tiesiog jau ir pavadinimas pats kritikuoja Vaimaro epochos alaus pilvų kultūrą Vokietijoje. Tai čia jau atsiranda ir žodis dada, ir gausybė žurnalų, laikraščių, tokių karpinių. Ir šalia ne veltui atsiranda Raulis Hausmanas, irgi žymus dada atstovas, kuris kurį laiką jie buvo pora. Tai čia jų ta kūryba galima tokia ir palyginti tokių ir panašumų ir skirtumų aspektų. Ir pats Hausmanas irgi tokių kritiškų vaizdų yra padaręs. Tai
tokie labiau galbūt portretiniai, portreto žanrą bandantis įsisprausti koliažai, kurie, jeigu kur akis, tai ten yra akis, kur burna, tai burna tik tai pakeitimo būdu tiesiog įdeda kažkokį tai kitą objektą. Tai čia matosi galbūt meno kritikui paleidžia batą į galvą, turbūt galima taip manyti, o galbūt jį apskritai iškerpa ir išmeta iš laikraščio lauk, panašiai kaip Baldesaris, uždėdamas ant veido burbuliuką, padaro tą savo objektą matomą anoniminiu, tai ir Hausmanas padaro panašiai. Dešiniai pusiai autoportretas kaip dadasoferis, turime omeny, kad dadaistas kaip filosofas, atvirais plaučiais ir pilna mechanizmų galva. Tai čia 20-ojo amžiaus pradžios tokie koliažai ypatingai tokie išsiskiria savo tokiu tirštumu. Atrodo, kad ta tokia spauda lengviau prieinama ir lengviau pagaminama tiesiog duoda tiek medžiagos darbui, kad negali to nenaudoti ir nedaryti. Rodčenko, kurį, manau, puikiai žinote kaip puikų įdomų fotografą, irgi nemažai koliažo žanre padirbėjęs, klijavęs ir savo darbų koliažus ir naudojęs įvairius irgi laikraščių karpinius. Labai kažkaip patiko jo sakinys apie tai, kad geriausias monumentas Leninui, čia aišku, reikia turėti omeny, kad Rodčenko tais laikais gyveno, tai čia kiekvienam laikmečiui savi ideologiniai vadai, bet kad geriausias monumentas, pasak jo, būtų tiesiog papkutė kažkokia pilna visokiausių fotografinių snapšotų, kažkokių tokių, reiškia, kasdieninių buitinių Lenino vaizdų ir visokių biurokratinių užrašų iš Lenino gyvenimo. Tai iš tikrųjų, man pačiai žvelgiant į tą tokį šių laikų begalinį norą visur statyti arba griauti jau esančius, arba statyti krūvas naujų paminklų, bet kam ir bet kur. Tai manau, kad Rodčenko šitas pasiūlymas sukurti tokį įdomų archyvinį monumentą tikrai yra įdomus, nors jam jau tam pasiūlymui jau beveik 100 metų. Rodčenka visą laiką, kai yra rodomas, tai jam į kompaniją visat Laszlo Moholy Nagy yra antrinamas, kadangi estetika tokia ir laikmetis panašus, ir fotografijos estetika šiek tiek turi tokių panašių bruožų, sąlyčio taškų. Kai kas netgi Rodčenką kaltina plagijavimu, žodžiu, čia tokia ilga, plati ir šiek tiek kita tema, bet Moholy Nagy, jį žinotume kaip Bauhauso mokyklos atstovą, tokį labai rimtą įvairiose srityse ir kūrėją, ir ideologą, ir mokytoją, ir dėstytoją, svarbu ir dizaineriams, ir fotografams. Štai jisai 22 metais jau rašo, kad reprodukavimo technologijos gali ir turi būti naudojamas kūrinio kūrimui. Tai yra, vis tiek vyko ta tokia diskusija jau tada, kiek reiškia originalo kopijos dauginimo, kas vyksta, kas yra tikras menas. Tai jisai labai aiškiai įsivardyja vis dėlto, kad tai turi būti ir galima tai naudoti. Ir čia šiek tiek tokie link mūsų dienų keletas tokių pavyzdžių. Labai žinomas Richardo Hamiltono koliažas, kuriame 56 metai, matom rankoje pop saldainiuką, žodžiu, kur toks vienas pop meno pradžios kūrinių gana žinomų. O Rauschenbergas jau čia sietume su tapyba, bet tai, ką matom fotografinio, iš tikrųjų yra šilkografijos būdu perkelti vaizdai. Tai yra čia jau visiškai perdirbta, panaudota, išnaudota kitaip. Čia grafikai labiau papasakotų tas technologijas, speciali šilkografinė medžiaga, per kurią specialiai paruošta, gali būti perkeliamos fotografijos ant drobės arba ant bet kokių kitokių paviršių, ką Rauschenbergas ir daro. Ir toliau keliaujam vėlgi prie tokio į feministinio meno, bet nebūtinai, tik tai tokio kritiško, galima galbūt labiau sakyti, meno pusę.
Ir matom Martą Rosler, kuri jau lyginant su Hannah Hoch rodyta, daug aiškiau galbūt ar išartikuliuoja tai, ką nori pasakyti. Matom tikrai tokius pažįstamus reklaminius vaizdus iš gliancinių žurnalų ir turbūt įsivaizduojam, kad mūsų šių dienų turbūt visa ta tokia portalų ir tokių populiarių žurnalų estetika tokia ir gali būti, kad vieną puslapį vertdami mes matom kažkokią prabangių buities ir renginių reklamą, kitam puslapį galim pamatyti kažkokius tai karo veiksmus, tam, kad tiesiog būtume informuoti apie tai, kad kažkas kažkur vyksta ir dramatiško, bet mūsų turbūt tai nelabai užkabina, nes tai vyksta kitame pasaulio gale arba kitame puslapyje. Tai Hannah Hoch tikrai meistriškai sudėlioja į jau tokią perspektyvą, kūrė tokią patalpą, kuri atpažįstama mums kaip patalpa, o ne tiesiog kaip tokia plokštuma koliažiniai, kurie ten bet kaip gali būti primėtoma paveiksliukų. Tai tokia, čia tikiuosi matosi ir trečiam tolimam plane karo veiksmai, ir prabangiose kėdutėse vaikai dramatiškai sukritę. Nu ir čia toksai irgi nemažiau paveikus, gražios tokios tvarkingos virtuvės vaizdas, kuriame šmirinėja kareivėliai jau iš kitų žurnalų puslapių turbūt, bet puikiai suprantam, kas čia gali vykti. Barbara Kruger irgi žymi tokia vaizdų panaudotoja ir labai gerai atpažįstama iš raudonų tokių užrašų, deklaratyvių, tokioj reklaminiai estetikoje naudojamų iš toli ir iškart pamatomų. Ir kadangi jinai yra dar vis aktyvi ir tokia labai ištikima savo strategijai, tai štai matom ir Kim Kardashian, kur žurnalas panaudoja, skiria numerį menininkui, tai yra pasiūlo menininkui kažką tai padaryti. Ir Barbara Kruger pareiškia, išnaudodama populiarioj kultūroje labai žinomą personą ir jos fotografiją, pasako vėlgi kažkokius dalykus, kurie gali priversti susimastyti ir pagalvoti, kągi mes matom žurnalų viršeliuose, kodėl mes juos vadinam glianciniais žurnalais ir kaip veikia glianciniam formate atsidūrę kažkokie tai menininkų projektai. Ir Joachimas Šmidas, toksai vienas žinomiausių autorių, labai nuosekliai dirbančių su rastomis fotografijomis, nepaprastai galingi archyvai, tiesiog matant kūrybą, tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek ten reikia surinkti, atrasti, labai įvairiose temose dirbantis ir beje prieš porą metų yra buvusi jo paroda pas mus Prospekto galerijoje, jo tikiuosi kažkam pavyko pamatyti. Tikrai vertas dėmesio autorius, tai čia beje ir labai įdomiai kalbantis, labai tikrai rekomenduočiau, kas turi laiko pasiklausyti jo pasakojimų, kaip jisai kūrė, kodėl jisai kūrė, nes jis labai jautrus ir besikeičiančiam medijų formatui, tai yra didžiuliai analoginiai archyvai, bet jis gilinasi ir į skaitmeninius archyvus, bando suprasti, kokiu principu vyksta ta vaizdų cirkuliacija, ten Flickr archyvuose, interneto platybėse ir gilybėse, bando kaip koks sistemintojas rinkti pagal tam tikrus vaizdinius kodus. Čia kažkaip taip gavosi, kad sudėjau tik tai portretų pavyzdžius, bet pas jį ten yra ir daug kitų sričių, ten nuo gyvūnėlių, visokių paukščiukų rinkinių ir jis juos ir tiesiog grupuoja kaip radinius. Mes tada suprantam, kaip veikia, vis tiek atpažįstam laikmetį, kokiu laiku daryti tie vaizdai iš aprangos, iš kažkokio žmogaus laikysenos, arba net paprasčiausiai iš kažkokio stiliaus ar apšvietimo, kokiame dirbęs yra fotografas, fotoateljė fotografas, nes čia dažniausiai taip ir yra, kad jisai susirenka kažkokius blusturgių radinius, kuriuose ten
turbūt, kad dominuoja visokie fotoateljė, šeimininių albumų archyvai su tam tikrais tokiais standartiniais kompoziciniais sprendimais. Ir labai panašiai dirbantis Džonas Zakeris, kurio čia tikrai, tikiuosi, bus malonu 5 minučių filmuką pasižiūrėti, nes nepaprastai paveikus kambarys, pamatysim, kaip jisai dirba, kaip atrodo jo tas kūrybai skirtas plotas. Tai čia jisai konstruoja rastas fotografijas, irgi begalinės kolekcijas renka, perka ir atvirukus, ir nuotraukas, fotoatvirukus. Ir čia tiesiog tokių pakeitimo būdų, tai kad pakeitimo renkasi vizualiai panašius dalykus, žmonių veidus paverčia kažkokia įsimylėjėlių pora, kuri pasiruošusi turbūt bučiniui, jis staiga paverčia akmens masėmis, kurios niekada gyvenime turbūt nesusitiks. Tai tokia labai įdomią įtampą sukuria, naudodamas portreto ir peizažo žanrą. Toks tikrai labai įdomus autorius, tai čia dar keletą parodžiusi, pereisiu prie video filmuko iš jo dirbtuvės. Čia lygiai taip pat atvirukai, peizažai virsta portreto dalimis, tokios amžinybės ir laikinumo kažkokie tokie trapus pastebėjimai ir panašiai kaip ir anksčiau rodytas autorius, neretai klijuoja iš 2 galvų vieną, tokius kažkokius naujadarus, neegzistuojančius žmonės, tyrinėja žvilgsnį kaip dešiniam kampe, tai yra iškerpa iš nuotraukos tai, ką galėtų galbūt regėti ten tas viršuj stebintysis žmogus. Kairysis jau turbūt darbas ir nebereikalauja komentaro. Tai grįžtu tuomet į Zakerio dirbtuvėje. I felt at the time, the early to mid-70s, that the conceptualism as a kind of strategy was exhausted, and the priority of concept over image seemed somehow a cul-de-sac for art. And in a sense, I jumped boats really at that point. I just felt that the image was the thing to follow. In a way, obsolescence and fragmentation and what happens with time, the forgetting of faces and so on, allows an image to become more of an image. It does the job for me as a collagist. It's already established that distance that's required for fascination. My 2 biggest image collections are film stills and film portraits of film stars and so on, and postcards. And obviously the combination of those 2 things is, I found quite magical over the years, and still never-ending source of fascination. But there are many, many other areas of my collection. I collect more or less anything, really, that involves the photographic image. I have huge quantities of books on the most unlikely subjects, cookery, pets, none of which have ever been used in my work, but I have this very extensive picture book library. Well, I think the emphasis on the frame or the theme is there as a kind of perversity in this culture, which is so seamless in its presentation of images. We've ceased to be aware of themes, that the spaces, if you like, are lost within the image, and so absorbed within the fragment that it's become a sort of seamless continuum in the age of computer technology and TV and so on. In other words, within the electronic image. I suppose the reintroduction of cuts and seams is a sort of mechanical gesture, you might say, against the ground of the electronic seamlessness, sameness. Roland Barthes describes the theme as the site of both loss and of desire, and he refers to fetishism in relationship to this. The edge between clothing and flesh and all this. That's
the sight, both in which you're aware of death, but also it is what I was attracted to, the sight of loss, being introduced into the center of the image somehow. Manus Ending, in a way, brings to the conclusion a whole lot of work done with the film, both film still imagery, using double shadows and so on, and very much focused on the male. And the advent of a new set of work focused on the female, using colour to moving away from the dark, shadowy quality of the earlier work. And it was a moment of epochal change. It was 79 to 80. I remember feeling this was the shift that was going on. So, but interestingly, looking at them together on the same wall, from a perspective of many 30, 40 years on, they seem somehow very much more connected. And that desire to cut into space that both of them represent. Taip, ir čia jau mes, aišku, matom tokį perkarpytą, sudėtą koliažai, o gana tokia irgi populiari, čia ypatingai tuose albumuose, nemažai autorių dirbančių su tokiais pridengimais vien. Tai yra kažkas pridengta, paslėpta, tarsi papuošta, čia tokia Julijos Borisovos Rusijos. Žodžiu, trumpai pakomentuosiu, čia yra visa kolekcija tokių 20 amžiaus pradžios Rusijos žmonių, daugiausia tokie fotoateljė, bet taip pat ir tokios būtinės fotografijos, laikmetis toks gana aiškus. Ir tai yra pirmoji Rusijos pabėgėlių tokia banga, tai yra revoliucija ir taip toliau, daug kas priverstas bėgti, kas į vakarus, kas galbūt kitur. Tai jinai būtent tokius žmonės ima ir džiovintais augalėliais juos šiek tiek pakeičia, dažniausiai uždengia galvas, akis. Ten yra tokių vaikučių, kur ten tik kojytės likusios ir paskendę tarsi žieduose, atrodo tarsi puošiami, bet kaip pati Borisova teigia, tai jinai tai daro tam, kad tos žmonės paversti tokiais anonimiškais, tarsi jie būtų net pažįstami, nes jie galbūt palikę tą šalį, iškeliavę ir tapo tokie, niekam galbūt ir nereikalingi. Tokia jos yra mintis, bet aišku, žiūrovai gali ir kitaip atrodyti. Tai yra man tie tokie sparniukai, fėjų ir coliukių kažkoks motyvas irgi piešiasi, kai dangstosi tokiais džiovintais augalėliais, tarsi herbariumas. Ir tarp kitko augalėlis irgi dažnai į kažkokį puslapį albumą pakliūna kaip kažkokios atminties, atmintino ir mielo įsimintino įvykio įrodymas tarsi. Kitas autorius darantis tokius sumuštinius, čia pereinu prie tokių sumuštinių šiek tiek labiau principų, kur koliažas nekarpomas, ant jo ne kažkas uždedama, bet uždedamos kelios nuotraukos. Tai čia yra Romano Piatkovkos, čia Charkovo fotografijos mokykla, turbūt visiems žinomas gerai Borisas Michailovas, kuris šalia savo tokių socialiai aštrių, visokių benamių ir toklėlių vaizdų, labiausiai dėl jų žinomas, bet dirba ir koliažų srityje, miksuoja, žodžiu, tokius, kaip jis vadina, vakarykščiai sumuštiniai, daro vaizdų sumuštinius. Tai vat pats Romanas Piatkovka, jisai mini būtent Boriso Michailovo šitą metodą kaip įkvėpusi jį. Tai įdomu buvo pasižiūrėti tą sovietskoje foto, visą kolekciją yra pasidaręs, kur visiems turbūt žinomas, bent jau vyresniai kartai žinomas žurnalas, kuris buvo, kiek aš atsimenu, sovietmečių turbūt vienintelis toksai žurnalas iš tų laikų, ką ten galėjai pamatyti, nebuvo ten kažkas tokio labai
žodžiu, labai įvairių dalykų ten buvę priklausomai nuo laikmečio, bet Petkovka ima ir padaro tokius sumuštinius. Jis beje dirba teatre apšvietėjų, tai man atrodo, čia kai kur tas jo principas, čia jis atskirai tų nuotraukų kažkaip neįvardyja, bet šalia tų sovietskojo foto nemažos kolekcijos tų tokių bliniukų, sumuštinių, jisai, kiek aš čia supratau, šviečia skaidrės, kažkokius gal projekcijos vaizdus tiesiog. Jeigu čia dabar pastatytume žmogų, tai tą patį galėtume pasidaryti. Tai yra projekcija įgauna tūrį. Tai jisai naudoja visokias tokius rastus paveikslėlius, kažkokių reklamų ir transliuoja čia juos ant žmonių kūno. Pasirenka, žodžiu, įvairiom čia dažnai nuogas kūnas, labai įvairiai. Tai čia tokiu būdu jau rasta fotografija tampa tūrinė, tokia fotografinė skulptūra galbūt galim vadinti, bet efektas toksai visai, manau, įdomus pasižiūrėjimui kaip autoriaus kūrybos ir kaip Michailovas pasirodo gali būtent įkvėpti ir tokiu būdu. Tada jau šoktelčiau, čia ilgiau neapsistosiu, yra kažkaip čia mes vis sukamės po Europą ir kažkiek kitas didžiasias šalis ir kraštus, bet yra tokių įdomių autorių Vangeči Mutu, tokia menininkė jaunesnės kartos, kuri irgi save pristato kaip tokia feministinio meno atstovė, kūrė koležus iš rastų žurnaluose įvairių vaizdų, apmąsto tą ir moters dalį, ir buvimą visuomeniai vaizdų kultūroje, bet jinai dar ir pripaišo, jinai pati labai taip jautriai dirba su grafika, tai čia rasim ir tokius, dar tokią kitokią technologiją. Ir Andy Warholą norėtųsi paminėti, be abejo žinomas personažas, kurio šilkografiniai tiražuojami tokie daugiatiražiniai kūriniai kalba mum ir apie popkultūros įvairius įdomius aspektus. Tai čia įdomu buvo aptikti, kad pasirodo būtent žymieji Marilyn Monroe šitie veidai, jų yra ir daugiau variantų spalvų. Kažkaip bandydama atrasti, kasgi yra tas fotografas, kuris Marilyn Monroe taip nufotografavo, paaiškėjo, kad čia visai ne iš fotografijų, ne fotografija yra šaltinis šito vaizdo, bet paimtas kadriukas iš 53 metų filmo Niagara, kur Marilyn Monroe buvo aktorė. Tai čia tokia savotiška kelių sluoksnių tokia strategija, kai imi kiną, iš kino pasiimi kadrą, tai galim galbūt tai ir tikrai vadinti fotografija, kaip kadrai iš filmo. Ir tada jau tai vėl grįžta persikelia į dar kitą mediją, tai yra tampa dar ir grafikos kūriniu. Panašiai, tiksliau ne panašiai, bet tokia panašia šiek tiek strategija Lietuvoje yra naudojusi Inga Likšaitė, kuri Von Karvajaus filmą tokiu būdu iškonstruoja, bet kadangi jinai yra su tekstilė dirbanti menininkė, jai artima pabandė sumiksuoti tuos dalykus ir jinai siuvinėja tą išimtą iš filmo kadrą, siuvinėja, bet tuo pačiu daro iš jo ir tokius filmus, kurie instaliuojami erdvėse. Ir čia dar grįžtant prie Andy Warholo, tai be galo daug yra padaręs, čia tikrai, manau, neverta skleistis puikiai visiems žinomi vaizdai, nuo elektros kėdžių daugybinio tiražavimo ir atominių bombų ir visokių tokių su mirties, jam pačiam su mirties ir tikėjimo susijusiom temom. Aišku, ir tokios tiražavimo technikos dar klausimai svarbus pas jį. Įdomu ir kaip atsiranda fotografija tapybos darbuose. Tai vienas tokių įdomiausių tapytojų kūryboje, gal taip reikėtų pasakyti, tai vienas įdomiausių autorių yra Gerhardas Richteris. Kas domitės kinu, galbūt ir matėt labai tokį
be galo įdomų filmą Kūrinys be autoriaus, jis ėjo Skanoramai, manau, gal netgi jis ten yra prieinamas kažkokiu būdu, kažkokiose filmų platformose, kur pasakojama visa Gerhardo Richterio istorija, kaip jisai formavosi kaip menininkas, kaip jisai nuo tapytojo, nuo vienos stilistikos tapytojo transformavosi į tokį labai įdomų autorių. Man Gerhardas Richteris dar yra nepaprasto tvarkingumo pavyzdys, todėl kad aš manau, kad aš nesu gyvenime mačiusi menininko kūrybos svetainės, kuri būtų tvarkingesnė ir tikslesnė ir tobuliau į stalčiukus sudėliota, kaip kad Gerhardo Richterio. Tai visiems menininkam labai rekomenduoju, labai įkvėpia. Tai vat atlasas yra jo toks irgi pomėgio rinkti svetimus vaizdus. Tai yra daug metų, keliasdešimt metų rinko, dėjo, dėliojo pagal temas, ten jam pačiam bežinomam kažkokiam, kaip jisai renka, kodėl vienas šalia kitų deda čia. Galima tik įsivaizduoti ir parodose eksponuoja, juos ten pagaliau pradėjo formuoti į tokias kolekcijas, kur sudeda ir rėmina ir mes galim keliaudami po parodą žiūrėti kaip tokią vaizdų koncentraciją ir nujausti ir laikmetį, kada visa tai padaryta ir galbūt kažkokius kitokius dalykus įsivaizduoti. Bet Gerhardas Richteris kaip autorius dar yra įdomus ir todėl, kad jo tapyba, kuri jį padarė tokiu žinomu ir įdomiu, galbūt kas ir žinot jo stilistiką, tai jo tapyba galų galiai išsigrynino į tokius nespalvotus siužetus, kurių pagrindų tampa būtent fotografija. Dažnai tokia iš laikraščių netgi kirpta, kaip čia matot dešiniai, netgi ištapytas netgi ir iš laikraščio paimtas užrašas. Ten labai įdomi, aišku, istorija jo tokios tėvų, giminių nacistinės, visokio nacistinių tokių istorinių situacijų, kurias jis įdomiai labai apmąsto. Bet pati ta stilistika, jeigu pasižiūrėti, kaip atrodo ta vaizdai, tai kas pažįstat, žinot Roberto Kapos kūrybą, čia rodau jo paveikslėlį priminimui. Tai žinot tą tokią legendinę Antro pasaulinio karo pabaigos juostelės istoriją, kur Kapos asistentas ten neteisingai išryškino juostelę, tarsi per karštam, per didelę temperatūrą buvo, nežinau, ar ryškalo ar fiksažo ir emulsija nučiuožė ir juosteliai liko tik tai keletas ten vertingų kadrų, kurie vis dėlto buvo publikuoti. Nes čia yra labai retas įvykis, čia išsilaipina Amerikos, man atrodo, kariai, žodžiu, pergalė jau yra arti ir jie buvo publikuoti ir nepaprastai paveikus. Richterio didžioji dalis to žinomiausios jo kūrybos yra būtent va tokia pačiuožusia, kapiška vizualika tokia. Kas Lietuvoje panašiai iš tapytojų dirba, tai galima paminėti Aistę Kirvelytę. Čia tik tai gaila, nepavyko man rasti tokių iš arčiau matomų vaizdų, bet jinai daro ir panašiai ir šiek tiek kitaip. Jinai irgi tapo žiūrėdama į tokius laikraščių žurnalų vaizdus, kai kurie iš jų yra spalvoti ir ten užrašai irgi skelbia kažką, kas čia yra vaizduojama. Tai ne tik tai šita tokia vizualika, jinai dirba įvairiai, bet vienas iš tokių stambesnių jos rinkinių darbų yra būtent tokiu būdu padarytas, įkvėptas žurnalų laikraščių fotografijų. Ir čia užšoktelsiu prie visiškai kitokios sumuštinių strategijos. Jason Sullivan, beje, nors ne vokietis, bet irgi nepaprastai tvarkinga internetinė svetainė, viskas labai tiksliai surūšiuota. Ir irgi beveik viskas jo kūryboje yra paremta rastais vaizdais, nebūtinai fotografijom, tai yra ir video, ir televiziniai vaizdai, net ir audio dalykai, kuriuos jisai sukrauna į krūvą ir daro tokius audio sumuštinius. Tai čia turbūt jau atpažinsit, kad čia yra tokie tradiciniai šeimų albumų kūriniai, kai ten baigęs mokslus studentas, tėtis kairėje, mama dešinėje, senelis šaltis laiko vaikelį ant dešinio kelio,
arba ten žmonės vestuvių dieną, čia dešiniai pusėje būtent iš žinių ekrano, po 100 nuotraukėlių tokie sumuštiniai padaromi. Jie tokie akvareliški labai ir tapybiški, visai kitokie negu rodyti ukrainiečių dviejų sumuštiniai. O galim irgi bandyti nujausti pagal estetiką, kaip kiekvienas dešimtmetis galbūt kokiom spalvom buvo, kokios spalvos dominavo galbūt, kokias mes atpažintume. Tai čia šitie būtent yra paimti iš Playboy žurnalų vidurinių lapų, kur būdavo atskleidus tą atvartą nuoga mergina. Tai čia surinkti 60 ir 70 metų Playboyaus žurnalų merginos. Arba kuklesni vaizdai 67 metų baigusių mokslą albumų portretai, iš kurių mes galim nuspėti, kokia yra fotostudijų to laikmečio estetika, drabužių, apsirengimo ir ten plaukų ir panašiai. Panašiai dirba, čia dabar visai ne apie tai, tiesiog Bernd ir Hila Becherius rodau kaip žmonės, kurie tokią tipologinę strategiją yra padarę tokį labai žinomą anoniminių skulptūrų tipologija industrinių tokių objektų, čia Düsseldorfo mokykla, o čia jau matom vėlgi sumuštinį, bet čia tiesiog jų Berndas ir Hilo Becherio paimtos tipologijos ir sudėtos į tokį, kaip Jasonas Salavanas daro, bet čia autorius yra kitas, čia yra Idris Khanas, kuris Becherių nuotraukas, galima sakyti, atrado ir sudėjo į sumuštinį. Greito vartojimo laikais mes galim vienu žvilgsniu peržvelgti viską vienu metu, jeigu taip galima pasakyti. Ir jeigu jūs nesate skaitę žymios Nyčės knygos Taip kalbėjo Zaratustra, tai va prašom, dešiniai pusėje yra visa knyga nuskanuota, įdėta ir to ir pakanka. Man atrodo, daug dabartinių žymių literatūros kūrinių jau taip cirkuliuoja, kur yra pateikiamos tokios sutrumpintos versijos arba komiksai, pavyzdžiui. Kairiai pusėje čia apačioje jisai pats ir jam už nugaros yra tokiu pat principu sudėti, dabar neatsimenu, ar Bacho ar Bethoveno kūriniai. Tai vat, man jau čia akustinė pusė įdomi, kad vis dėlto vizualiai irgi paveiku, bet įdomu būtų išgirsti. Tai va tą įdomu būtų išgirsti padaro Jasonas Salavanas prieš tai rodytas, tai labai rekomenduoju nueiti ir paklausyti, pavyzdžiui, visų laikų geriausių holivudinių filmų garso takeliai. Vienu metu visi ten ūžia, kaip koksai griausmingas Bacho kūrinys. Tikrai labai įspūdinga. Ir dar vienu metu ten eina visi tie ekranai supresuoti į kaladėlės. Tai va tokia strategija sumuštinių galėtume pavadinti, sumuštinių strategija. Ir pabėgant nuo sumuštinių, dar prie tokių, jeigu taip pažvelgus į tai, ką rimto dar, kas ką veikė su rastomis fotografijomis, tai Hans Peter Feldmanas, irgi toks kolekcionierius visokių snapšotinių vaizdų, sukūrė tokį albumą 67-93 metų, surinko iš laikraščių kriminalinių tokių kronikų mirusius žmonės, kurie buvo terorizmo aukos Europoje. Galima sakyti, kad dirba kaip istorikas ir čia paminėsiu paskui pavyzdį, turbūt visiems žinoma, panašių principų dirbantį Kęstutį Grigaliūną, grafiką, kuris renka tremtinių, partizanų, archyvinius tokius vaizdus, įvairiausius iš KGB archyvų ir panašiai. Ir šiuo metu jo kaip tik vyksta paroda iš tremties grįžusių žydų portretai, būtent surinkti iš archyvų. Tai Vilniaus fotografijos galerijoje vyksta iki spalio 14 dienos, tai rekomenduoju pamatyti. Tai ir čia grįžtant prie vėl toks truputėlį šuoliukas, bet vėl toks istorinis pjūvis vaizdų, bet visai kitokių principų. Šitą man teko kažkaip tai laimė pamatyti gyvai. Žolės lapai. Jeffrey Farmeris
padaryta tokių kelių metrų, gal 8 ar daugiau metrų ilgio instaliacija, toks truputį man primena ir žolės lapus. Čia į žymų poezijos kūrinį tokia irgi nuoroda, tarsi pieva priaugusi vaizdų, bet man jinai dar primena kažkokį tai Nojaus laivą, kur pilna, žodžiu, visa žmonija kažkur tai plaukia į kažkur, neaišku, ar į ateitį, ar į kažkokį tai apokalipsę. Tai ką čia padaro autorius? Čia Kaselio dokumentui 13 metais dirbo 90 savanorių, iš 900 žurnalo Life numerių iškarpė 16 000 figūrėlių. Žurnalas Life tai labai žinomas toks žurnalas, ten begalė labai žymių fotografų yra dirbę, labai įdomių autorių. Ir kai tu eini, tiesiog žiūri tą visą rinkinį, jis šiaip yra gyvai labiau paveikus. Jisai, aš šiek tiek ieškojau nuotraukų, tai tokia dokumentacija, kaip tai galėjo atrodyti, bet gyvai tas pajautimas veikia kitaip, kadangi tie paveiksliukai, jie suklijuoti ant tokių, kaip būna barbekių, tie tokie iešmeliai medinių tokių pagaliukų kiekvienas, ir jie kaip žolė pievų ir sustatyti į tą plokštumą. Visi žiūri į tave, bet šiek tiek tokių kampų įkipai, ir tikrai susidaro toks įspūdis, kad tu keliauji per tą žmonijos istorijos kažkokį tai mišką, visi tave žiūri, daug ką ten pažįsti, visokias įžymybės, nuo Hitlerio iki Gagarino, visokie istoriniai baisūs ir nuostabus įvykiai, ir tokia supranti, kad tai žmonijos istorija, bet kažkaip tai dabar pasižiūrėjus pagalvoju, kad tai yra tokia gana vienpusė žmonijos istorija, nes žurnalas Life turbūt reprezentuoja išskirtinai tokie vakarų kultūros įvykius, ir ten turbūt nesužinosime praėję, nepamatysime, kas vyko tuo metu ten Afrikoje ar dar kažkur kitur. Kai kas čia galbūt bus, bet manau, kad būtų tikrai ne viskas, kiek galbūt Afrikoje būtų rodoma. Tikrai, manau, toks ganėtinai vienpusiškas. Ir toks visiškai nesumuštiniškas principas, turbūt gerai žinomas, bent jau girdėtas Richardo Princo atvejis, toks, man jisai rastų fotografijų istorijoje, tai ko gero pats įspūdingiausias ir įdomiausias atvejis. Nuskambėjęs čia paskutiniu metu dėl daugelio priežasčių, ir dėl to, kad yra eksponavęs iš Instagramo išimtų ten vaizdų kolekciją, ten visokių teisminių procesų susidūręs, bet pasirodo prieš keletą metų grąžinęs ten kažkiek tai daug tūkstančių pinigų, kai reiškia, kadangi jo darbą įsigijo Ivanka Trump, ir princui buvo nepakeliamas žinojimas, kad jo kūrinys yra Trumpo namuose, grąžino pinigus. Žodžiu, įdomi tikrai asmenybė. Ir Times žurnalo yra tokia rubrika 100 nuotraukų tokių visos žmonijos istorijos, surinkta 100 tokių įtakingiausių nuotraukų įvairių, tame tarpe Richardo Princo. Ten buvo viena nuotrauka, kuri yra, kaip laikoma, kol kas vis dar turbūt, kad brangiausiai parduota readymade kūrinys. Tai yra vadina labiau gal apropriacija. Ta metodą aš čia nepaminėjau, reikėjo galbūt paminėti, kad kai kažką tu nusisavini savo kūriniui, tai tu aproprijuoji. Tai čia apropriacijos toks ryškiausias kūrinys, parduotas prieš 15 metų už daugiau kaip $1 milijoną ir sukėlęs be galo daug diskusijų. Tai čia ta nuoroda viršuje 100fotos.style.com, nes jie ten renka ir 100 metų fotografijų, bet čia yra būtent nuo seniausių laikų 100 nuotraukų. Ir ten labai gerai pakomentuoja ir paaiškina, kodėl tas Marlboro reklamos perfotografuotas tiesiog kaubojus yra toks svarbus, aktualus ir brangus. Ką čia padaro princas? Jisai, čia gal vyresnioji karta geriau žino dar tos laikus, kai Marlboro, nežinau, dabar Marlboro senai mačiau pakelį, reklamuodavo vis tokie gražūs kaubojai, amerikietiška svajonė.
žodžiu, jie rūko tenai, gaudo tos arklius, mėto laso ir užrašyta Marlboro. Ir tai buvo ilgą laiką toks Amerikos simbolis. Čia netgi kai kas įvardino, labai taip skambiai viską pavadino, komercializmas, rekontekstualizuotas komercializmas. Labai patinka tas žodžių derinys toksai suveltas, bet suprantam, kad čia komercinė nuotrauka, kuriai Richardas Princas pakeičia, visiškai kitą sukuria kontekstą. Jisai tiesiog tuos reklaminius Marlboro vaizdus iš žurnalo pasirenka kažkokią nedidelę vietą, neįtraukia į kadrą Marlboro užrašo, lieka tik tai gražių kaubojų gabaliukai ir vaizdų peizažų. Bet pavardė kaip autoriaus yra jo. Ir va šitą Princo kūrinį parodžius studentam, tai toks pasigirsta visą laiką choras, betgi ir aš galiu tai padaryti. Tai va tam ir tai kodėl, kame čia kūrinys, kur čia menas. Tai va būtent tam Times filmuke, ten 8 maždaug minučių tikrai labai įdomus filmukas, kalba menotyrininkai, ten to laikmečio įvairūs žmonės, kurie ir pasakojo, kodėl tai yra svarbu, kad būtent tas veiksmas ten atspindi Reigano epochos tam tikrus socialinius, tokius problematiškus dalykus. Kad žmonės ten turėjo kažkokių lūkesčių, ten jų negavo, kad Amerikos ten įvaizdis buvo toks, o iš tikrųjų gal buvo taip. Ir netgi tas kaubojaus įvaizdis, kurį pasiėmė kaip savo prekės tokį, kaip pasakyti, tokį įvaizdį Marlboro firma, pasirodo, irgi buvo dar iki tol kažkieno ten sukurtas fotoreportažas, kuris įkvėpė tą fotografą, žodžiu, tęsiasi tokia ilga grandinėlė, labai įdomi tikrai istorija. Tai va, Richardas Princas, manau, geriausiai turbūt įkūnija mūsų temą, tai dėl to aš čia ir pabaigsiu jau rodyti užsieniečius ir noriu pereiti šiek tiek lietuviškus atvejus greitai apžvelgti, čia turbūt mūsų laikas jau tirpsta. Tai čia norėtųsi paminėti Vytauto Stanionio ir Vytauto Stanionio atvejį, kadangi Vytautai Stanioniai yra du. Galbūt ir daugam ir žinoma šita istorija, kai Vytautas Stanionis jaunesnysis, radęs tėvo Vytauto Stanionio vyresniojo negatyvus, juos atspausdina taip, kaip matote dabar. Tai yra, čia istorija sukasi apie 46 metus ir Seirijų kaimą, kuriame Vytautas Stanionis vyresnysis tiesiog, kai reikėjo pakeisti pasus į sovietinius pasus, turėjo padaryti nuotraukas pasams. Ir jisai tos Seirijų kaimo gyventojus tiesiog susodino po du prie to balto skudurėlio, kad sutaupyti juostelės kadro. Tiesiog va, taip patogiau, paskui ten iškirpdavo ir tas seirijietis prisidėdavo ten prie to, pasidarydavo tą pasą. Kaip atsimena jaunesnysis Vytautas Stanionis sūnus, jis tiesiog radęs tų juostelių vaikystėje ten nemažai sudegino, nes jos tuo metu labai gerai degė. Tai, bet vis dėlto... Jo, tai va pridarė matyti raketų ir išskraidino Seirijų gyventojus į dausas, bet kažkiek tų vaizdų liko. Ir jisai tiesiog juos neiškarpydamas parodė parodoj, bet parodė kaip savo tėvo darbus iš pradžių, kaip Vytauto Stanionio vyresniojo. Bet menotyrininkai jam, žodžiu, labai aiškiai pasakė, kad tu, Stanionai, žino, kad čia vis dėlto tavo yra kūrinys, o ne tavo tėčio, nes tavo tėtis visai ką kitą darė. Tai puikus knygų dizaineris Tomas Mrazauskas visą tą problemą išsprendė labai paprastai. Ir gavo už tai labai rimtų apdovanojimų knygos meno srityje. Jisai tiesiog, kaip čia ir matot, paėmė tas nuotraukas, sulankstė, čia turbūt matosi tokius lapus dvigubus, įdėjo nuotraukos dokumentams kaip į tikrą dokumentų papkutę, susegė į tokį segtuvėlį. Ir tu kaip nori, taip gali žiūrėti ir kaip tėvo darbus, jeigu verti neišlankstytus puslapius, o kai išlankstai, tu matai tuos duetus ir gali žiūrėti kaip Vytauto Stanionio jaunesniojo darbus. Tai manau, kad čia visas tas trijų žmonių darbas yra irgi toks puikus pavyzdys tos rastos fotografijos ir ką su tuo galima padaryti.
Labai panašiai vieną tokią parodą yra padaręs ir skulptorius Juozas Laivys, kuris atrado savo tėvo negatyvus, padarė 15 nuotraukų, bet jisai tiesiog atspaudė jas ir apsuko vaizdą. Tai yra toksai bandymas tarsi pažvelgti iš kitos kadro pusės. Ir tada įdomiausia pasidaro šita nuotrauka, kur tėvas Juozo Laivio, irgi Juozas Laivys, fotografuoja save veidrodyje, vadinasi, jisai mato savo veidrodinę atvaizdą, o sūnus Juozas Laivys jį grąžina į kažkokią, perkelia į kitą pusę, žodžiu. Atsiranda tokių daug žiūrėjimo rakursų ir sluoksnių įdomių. Ir Vidas Luckus, visiems puikiai žinomas autorius, įvairiuose žanruose labai dirbęs požiūris į senovinę fotografiją, toks ilgametis jo projektas, kuriame jisai tiesiog perfotografuoja, žodžiu, miksuoja senovinę fotografiją, daro tokius fotokoležus, klijuoja tokius albumus, kur yra ir nuotraukų buitinių į vieną krūvą sukrautų ir tokių erotinės fotografijos, erotika, didvyriai, laidotuvės ir visko. Viskas atsiduria viename albumo puslapyje, jis kelis tokius albumus yra padaręs. Beje, ir savo nuotraukas labai įdomiai naudojo koliažams, bet čia jau rodau tiesiog kitų nuotraukų pavyzdžius. Tai kaip jisai pats teigia, jam labai yra įdomu būtent toks metodas, kai gali viename puslapyje susitikti žmonės visiškai iš skirtingų epochų. Dar jis ten kartais iškerpa kažkokią rankutę, padidina, pritraukia, parodo. Žodžiu, kūrė tokią įdomų santykį su senovinė fotografija. Darius Vaičekauskas tokį didelį projektą padaręs, tiksliau daug fotografijų, dekonstrukcija vadina visą tą savo metodą, pasiima labai žinomas fotografijas lietuvių autorių ir jas tiesiog sukarpo tokiom juostelėm, bet kodėl gaunasi toks veidrodinis atspindys, jis tiesiog kiekvieną juostelę atplečia aukštyn kojom. Tai čia jeigu gerai įsižiūrėsit, taip ir yra, kad kiekviena juostelė apsukta aukštyn kojom, bet kadangi jas tvarkingai dėlioja nuosekliai, vaizdas gaunasi bendra visuma, jinai neapversta aukštyn kojom, tik tai įgauna tą tokį flipo atvejį. Tai čia Zinkevičiaus tokio įžymiojo talono dekonstrukcija, troleibuso talono, jisai ima, aišku, tokius žinomus ikoninius autorius ir jų vaizdus. Ir čia neradau tik tai pavyzdžiams parodyti, jisai panašiai elgėsi ir su fotoalbumais. Lietuvos fotomenininkų sąjungos albumus yra sukišęs į šrederį, išgazdinęs, ten teko matyti, kaip vyresniosios kartos fotografai ten tikrai spjaudėsi ir keikėsi, nes iš tikrųjų tokį vaizdų naikinimą įvertino kaip tokį visiškai jau degradavusio žmogaus veiksmą. Ir čia toks trumpi dar keli paminėjimai. Laura Stasiulytė čia prieš daugokai jau metų yra rinkusi į visumą nuotraukas iš portalų, kur pardavinėjamas yra nekilnojamas turtas. Aišku, ten dažniausiai dominuoja tokios tvarkingos, išlaižytos nuotraukos, bet jinai ieškojo tokių, kur dar tam parduodamam bute yra kažkoks žmogaus, jį parduodančio kažkoks tai likęs gabalėlis, tiesioginė ar perkeltinė prasme, tai yra šuniukas, kažkoks vaikas, petys, ar ten mielas kažkoks tai gandras vietinis. Ir Robertas Narkus ir Zabarauskaitė Milda iš vestuvinių nuotraukų padaro tokį ilgą vieną nuotrauką. Čia kai kur ir matosi, kaip persikloja įvairūs kilimai. Tai yra toks klasikinis fotoateljė atvejis, kai už nugaros dažniausiai kabo tokia graži draperija bangom. Tai jie tiesiog tas bangas kažkuria prasme net atkuria, perkelia tos žmonės ant tos užuolaidos. Kaip žiūrovas gali tiesiog atėjęs pasižiūrėti kiekvieną porą atskirai. Ir
Paulina Pukytė čia nemažai yra dariusi, rinkusi irgi tokių įvairių kolekcijų tipologinių, gėlės ir gėlės atvirukose ir dėliojusi kaip sumuštinius skaidrės, rastas skaidrės, irgi tokiu principu panašumo. Tai yra štai stovi Natalija juoda maikute ir čia jinai perkloja kunigo tokia rasta skaidrė ir kūrė tokius ir video filmukus. Beje, Pukytės šiuo metu yra paroda čionai sporto salėj, galima pasižiūrėti iki spalio kažkelintos dienos, nežinau, ar ten yra fotografinių vaizdų, dar neteko pasižiūrėti. Ir Skudžinskas Gytis, irgi autorius, kuris dirbantis daug su knygų spauda, leidyba, dizainu. Jo paties kūryboje tas rasto daikto motyvas karts nuo karto pasitaiko, tai vienas tokių įdomesnių kūrinių, kur jisai naudoja rastas fotografijas, bet jų tarsi ir taip ir neparodo. Tik iš užrašų galim susidaryti įspūdį, kasgi ten yra pavaizduota. Tai jisai klijuoja tokius sumuštinius, surenka tas nuotraukas ir į tokį albumą, kuris yra išleistas 99 egzempliorių tiražu, tokia autorinė menininko knyga, daug rankų darbo. Ir jeigu tu tokią knygą nusiperki, tai ten viduje yra visos nuotraukos va tokiu būdu nematomos, tik tai užrašai mums kažką kalba, bet vieną nuotraukėlę jisai priešlapį įdeda tikrą, jūs čia ją matot dešiniai viršui, ir tu jau kaip knygos savininkas gali atplėšti tą lipduką ir pasižiūrėti, kasgi toj nuotraukoje pavaizduota, toksai savotiškas siurprizas. Ir jau trumpai minėtas Kęstutis Grigaliūnas, nacionalinės premijos laureatas, dirbantis daug metų archyvų tyrimų srityje, sėdi archyvose, perkelia į albumus, šilkografijos techniką atspausdina represuotų asmenų, nubaustų asmenų fotoportretus ir daro tai netgi taip tiksliai su sąrašais, pilna pavardžių, tremties vietų ir taip toliau. Tai yra visiškai toksai absoliučiai istoriko darbas. Ir vienas tokių linksmesnių, čia jau prie pabaigos, Andrew Mikšio projektų, gal žinomas jo toksai projektas Bakst, tai iš romų kalbos likimas, jis čigonų taboruose, romų taboruose fotografuoja žmonės, jų buitį, išleidžia albumą tokiu pavadinimu Bakst, kažkiek ten jų padovanoja, kažkiek ten jų kažkas ir patys pasidovanoja, bet po kiek laiko jisai padaro tokią revizitaciją, aplanko vėl tos žmonės ir savo džiaugsmui aptinka, kad jo fotografija gyvena, jo darbai iš albumo gyvena naują gyvenimą, kadangi, kaip jis pats minėjo, nelabai ten jiem ta pati knyga yra įdomi kaip reiškinys, kurį gali į lentyną pasidėti, bet save ten pamatyti, tai čia teksto ir nėra toj knygoj, čia yra nuotraukų albumas, bet vat save, kai randi tenai, tai aišku, ant sienos pasikabinti yra labai smagu. Tai štai kaip čia toks atvejis įdomesnis, kai fotografas gali rasti savo fotografiją ir ją panaudoti kitam projektui. Tai čia yra Bakst Revisited, va šitas, kaip čia. Kultūros tarybos ataskaita, kai rašai iš karto nusintinė, viskas buvo. Kad viskas buvo, bet dar ir plus kokia papildoma nauda. Tai čia tiesiog vienas iš tokių linksmesnių, kur matosi, kad turbūt negalėjo visi svečiai būti galbūt šventėje, tai juos galima, pavyzdžiui, tik klijuoti ir jie tada bus tarsi. Čia tradicinė technika. Jo. Grupinės fotografijos iš 30-ųjų iki 70-ųjų metų. Jo. Ir vienas antras asmuo matosi, kad tik klijuotas. Jo. Bet, reikėjo jo. Bet reikia, taip. Vienas iš linksmesnių yra šitų durų portretas, kurį jis įklijuoja, pakabina, reiškia, tie gyventojai, nežinau, kas čia su navigacija, jo, gerai, kuris yra pakabinamas, va čia, va, jeigu matote, šalia tų tikrųjų durų. Tai toks labai toksai geras, pavyko projektas. Ir Indrė Šerpytytė, Pjedestalai, toks irgi istorinis įdomus tyrimas,
kur jinai surenka, čia jau bus turbūt, kad pabaiga, va, neveikia, veikia, pjedestalai. Tai ką jinai čia daro, pasirenka seną archyvinę nuotrauką, kurioje žinomų skulptūrų aplinkoje vyksta kažkokie renginiai, bet žinom, kad tos skulptūros beveik visos iškeliavo į Grūto miškelius, tai vat jinai keliauja ten, fotografuoja ir dvi tokias realybės ir du laikmečius suklijuoja į vieną tokį dvigubą koliažą. Toksai su istorija tyrimas, jinai daug istorijos visokiom temom dirba. Ir pabaigai dar norėčiau pakomentuoti truputėlį, kaip praskleisti tą temą ir pasiūlyti knygą Natalijos Arlauskaitės Nuožmi taika, žlugusių režimų fotografija dokumentinėme kine. Tai čia yra tokių, čia tarp kitko Šerpytytė ir Skudžinskas irgi yra paminėti. Ir čia įdomus šitai temai atvejai, kaip fotografija, rasta fotografija pasitarnauja įvairių filmų kūryboje. Tai yra tokių, yra 3 berods, gal ir daugiau lietuviškų tokių pasirenka atvejų, kur tyrinėja, kaip ta fotografija gyvena dokumentiniam kine, ką su ją galima įdomaus padaryti. Tai labai rekomenduoju, nes senai išėjusi knyga, galima kažkur įsigyti. Ir dar toks atvejis įdomus, Dainiaus Liškevičiaus muziejus. Dainius Liškevičius įvairiai čia yra žinomas ir dėl to vėliavos atvejo tokio visų čia jau apkalbėto, kuris, žodžiu, šeimų maršas čia jį buvo užpuolęs ir pardavęs į teismą dėl vieno kūrinio. Tai labai daug rastos fotografijos naudoja savo kūryboje ir kaip tiesiog tokius elementus atspindinčius tam tikrą laikmetį ir netgi savo asmeninių šeimos albumų yra naudojęs. Tai jo žodžiu, visas tasai parodoje rodytas muziejaus gigantiška tokia instaliacija nugulė tokiais vaizdais į išsamų labai albumą. Tai jeigu pažįstat, tai turbūt, jeigu gerai įsižiūrėsit, čia ant viršelio matot turbūt labiausiai Lietuvoje žinoma fotografija, kuri daugiausia turbūt kartų kitų menininkų kūryboje yra naudojama. Tai čia yra irgi interpretacijas Sutkaus Sartras keliaujantis per kopas. Tai Dainius Liškevičiaus tą nuotrauką atgamina savo tokiam dokumentiniam eksperimentiniam kine, kurisai ten pats keliauja kaip Sartras per kopas ir apmąsto ten įvairius dalykus. Tai jau turim ir skulptūras 2 iš tos nuotraukos pagamintas geriau ar blogiau įvairiose vietose. Yra ir dar daugiau autorių, kurie ten įvairiai tą Sutkaus nuotrauką bando atgaivinti. Ir pabaigai dar tada jau visai pabaigai norėčiau ir save pristatyti, kaip minėjau, kaip žmogų, kuris renka, kaupia į dėžutės, krauna, deda ir kažką vis karts nuo karto padaro. Tai čia tos pačios leidyklos, kur pristačiau Skudžinsko knygą No Routine Books, nerutininės knygos, leidžia įvairių fotografų darbus tokių nedidelių tiražų. Tai esu kepinusi savo įsigytas eBayuje tokias skaidrės. Ir to aš čia nuorodą gal atsidarysiu, nes čia gal paleisiu per rankas, kad pamatyti tą blizgesį, kur knygos dizaineris gražiai sugalvojo labai, kaip atkurti tą skaidrės blizgumą. Tai aš jas tiesiog esu padeginusi ir tokiu būdu ten pabandžiusi atrasti kažkokias tai naujas erdves. Tai čia šiek tiek galima kai ką ekrane matyti, nelabai čia ryšku, bet čia irgi kalbant apie procesą, vat kažkaip per vėlai pagalvojau. Jos šiaip kalbant apie procesą, tai čia mintis tai tokia atsitiktinė buvo, bet iš tikrųjų paaiškėjo, kad ne bet kokios skaidrės dega, ten ilgainiui aš jau pradėjau atsirinkti, ar ten Kodakas, ar Fuji geriau dega, o pasirodo sovietinės, tai iš sovietinių tokių grožybių pasidaryti neįmanoma, jos kitaip visiškai veikia.
tada jau pamatai, iš kurios pusės labiau tinka deginti ir taip toliau, masė tokių dalykų, bet nepaisant to vis tiek toks atsitiktinumo momentas tame yra labai stiprus. Tai aš tiesiog pasirinkau tokias dvi tokias kryptis, tai yra būtent tokie peizažiniai įvairūs reikalai, skaidrės yra visos pirktos eBay'uje, nes tų tokių užsienietiškų, nesovietinių čia Lietuvoje kažkaip tai ne tiek daug ir pavyksta rasti. Ir kita tokia linija augalai, aš tiesiog tie gamtiniai motyvai kūrybai dažnai išlenda, aš pati kažkada labiau biologas buvau negu menininkas, studijavau biologinius dalykus, tai čia man kažkaip tai pavyko bent jau tokiu būdu atrasti naujas rūšis ir išvesti naujas veislės. Kur kai kas man buvo labai kažkaip net keista, kai parodoj šitos vaizdus rodžiau, buvau sukabinus tokiam didesniam formate atspausdinus ir vieną nuotrauką priėjęs treigys, su treigiu kažkaip turėjom vienam pastate bendrą paskaitą, jis atėjo, sako, ui, koks keistas augalas, nesu tokio matęs ir aš kažkaip pasidžiaugiau, kad įtikinau, kad čia tikrai kažkokia nauja nematyta rūšis. Tai tiek šiandien jau čia tausodama jūsų laiką, tiek šiandien ir galbūt turite kažkokių klausimų. Jau ir taip čia ilgiau negu galime sėdėti.